Prašom, brangus sveteliai, sveiki atvykę į mano kanalą. Čia ne tik visko girdėsit kitaip, bet gal kažką fainos ir naudingas sužinosit. Labas visiems, mano vardas yra Vaida ir kaip jau minėjo, visos vaizdo įrašas nusprendžia kalbėti tarmiškai. Tad jeigu manęs nesuprasit ar neišgirsit kažką normaliai, tai atsiprašau, subtitrų nebus. Tai va, mano tarmė yra kilus iš šiaurinės Lietuvos, va ten pačio viršaus ir pagrindinis akcentas yra tai, kad mes kalbam be galūnių. Be galūnių. What the Kai kurie mano, kad mes kalbam labai greitai, pektai, bet mes ganėtinai užtikrinti to, ko norim pasakyti, todėl nešvaistam laiko ir nukertam galūnes. Neslėps tą, kad jau buvau nufilmavus keletą vaizdo įrašų, kur kalbėjo bendrinė kalba, bet tiesiog man montuojant tos video aš negalėjau savis klausytis, atrodė, kad man tiesiog ausis kraujuoja. Just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get. Tai nusprendžiau, kad tiesiog noriu būti tikroji aš ir visos vaizdo įrašos kalbės tarmiškai. Aš manau, kad žmonės, kurie kalba tarmiškai, turi tokį kaip ir unikalią savybę, nes gali kalbėti ir bendrin, ir tarmiškai. Tikrai, nėra ką gėdytis, reikia tik džiaugtis. Čia tik tas pats, kas kalbėti daug kalbų. Tai va, labai seniai norėjau nufilmuoti kažkokį tai vaizdą įrašo ir tikrai labai ilgas svarščiau apie tai, bet vis kažkas stabdydo. Tai laiką neturėjo, tai idėjų neturėjo, tai resursų nebuvo. Bet pagalvoju, kas mane stabdo, tik mano tingiems ir aš pat. Ir jeigu turit kažkokių pasiūlymų, apie ko filmuoti, ką norit matyti, visada labai lauksiu jūsų komentarus. Noriu, kad laiks, kurį mes leisim čia kart, būtų naudingas tiek jums, tiek man. Arba tiesiog būtų labai fain. Vaizdo įrašai bus tikrai labai paprastus, žemiškus, nesuvaidintus, visa tiesa, be jokia melo. Ten bus įvairios apžvalgos, išbandysim kažką, nusipirksim kažką, žodžiu, viską po biškį. Tai šiandien nusprendžiau pasidaryti namų spa iš viską, ką turi šaldytuvai ir spintelėse. Tiesiog labai daug nereikalingo maisto, tai galvoju, kažkurį reikia naudingai išnaudoti. Pasidaryti kažkokią tai plaukų kaukį, veidą kaukį iš tą, kas buvo šaldytuvai. Jeigu aš po šitą vaizdą įrašą nupliks, arba mano veido dar labiau išbers akne nesturbėriams, tai labas mano kosmetologė, man atrodo, mes neužilgą susitiksim. O kirpės kaip ir netarti, arba nupliks ir bus plek ir... Is it worth it? Oh yeah, it's worth it. Na, bet pabandysim. Aš manau, daug nedaug žodžiaujam ir šokam į video. Oliai, sveiki atvykę į mano virtuvę. Čia dabar darysim šakar makar, plaukam kažkokią košę makalošę. Kas čia yra su to rankšluosčiu? Dabar pasidarysim namų sąlygom plaukų kaukį, kur ten atkur drėgmę plaukuose, padarė jos švelnius ir panašiai. Jums reikės vieno kiaušinio, aistės graikišką jogurtą. Mano partneris sakės, reikia kažkur naudingiau išnaudoti. Čia labai gerai išnaudosim. Mums reikės kokoso aliejaus, eko ir citrinų sulčių. Tai va, dabar bus tas etapas, kur košį makalošį dėsim ant mano galvos. Tai yra ant mano plaukų. Kvaps tai tikrai neblogs. Šiaip nėra čia jau kažkas tokia baisus kiaušinis. Šitoks blino tešlytė, biškėtai. Bandysim užsidėti ant plaukų ir palikti, kaip ten rodė, 20 minučių. Pirmas dalykas, ką reikėtų, tai susišlapinti plaukus. Šau greitai susišlapinti ir tuoj sugrįšiu. 3 hours later. Ir javom šitą visą masę ir tepu ant žaknų. Neslėps tą faktą, kad dabar viskas laš tiesiog ant žemės ant plaukų. Bet žiūrėjom publiką ir dabar įtepsi plauks. Tiesiog. Ir dabar kiek dar pasiek, biškutį įmasažuojam į galvos odą.
kad ta kaukytė pasiskirstytų ir gal kažkas ten suveiks. Šiaip viskas labai fainė, tik tiek, kad aš čia belenkiek apsitaškiau. Visko ant žemės, visko užtvirtinom su gumyte. Ojoj, kaip čia bėginai. Ir kad viską užtvirtėt ir pralauktas 20 minučių. Ir prasidėsim maišeliuko. O dabar užsidedam timerį. Jau išgausus ilgiau negu 20 minučių. To laiko, kol laukiam, kol kaukė suveiks, kol kažkas čia nudegs kažkokiai reakcijai, galim pasidaryti veidą kaukę. Tai va, vėl sugrįžtam į virtuvę. Aš vis dar su savo tą kaukę. Nenustoju tiesiog bėgti. Nu, bet dabar pasigaminsiam veidą kaukę, kuris skirt yra nuo aknės ir visų tų bėrimų ir panašiai. Tai va. Kosmetologė mano, jeigu tu žiūri, aš labai atsiprašau, man atrodo, mes greit susitiksim. Labai svarbus dalykas, kurį turėčiau paminėti, tai kad rodomam video neturėjo vieną produktą, tai yra ciberžolės. Sugrįžom vėl į savo to tokio pirmą karalystį šiam kartui. Valys savo veidą odą, šiek tiek kažką užsitepus, kad gražiau atrodyčiau per vaizdą įrašą, nes šiaip tų biškių tų bėrimų daug. Ir tada galėsim jau tepti masę. A few inches later. Tai va, nusivaliu savo veidą odą ir matas šiek tiek, kad, yra, ne šiek tiek, net ganėtinai stipriai matas, kad yra to bėrimų, čia tokie grįžulo ratai, čia va, toks jau Indijos taškas. Neveltui, šiandien išbandysiam aknę malšinančio argi net mažinančio veidą kaukę. Su šitą kaukę buvo rašom, kad bus išdezinfikuojams veidas, kas ką ten, tarkim, užsikimšims, ten, tarkim, nešvarumą aknį, tada bus randelį šiek tiek sumažinam, pigmentacijai pašviesinam. Nu, masė tai ganėtinai skysta, bet gal taip ir turėtų būti. Ir dabar galėsim tuoj tepti. Tai pasiėmėm dabar šepetėlę, aš suprantu, jis turi būti va, toks biški kietesnis, siauresnis tepti kaukę, bet aš tokia neturiu, pasiruošiu sugadinti. Dėl šitą video. Kaip malon. Jeigu dabar kosmetologės ir dermatologės kažkas žiūri mano video ir verkia, aš atsiprašau. Bet žinokit, man labai fain. Aš tiesiog neturiu žodžių. Nieko negaliu sakyti, labai malons jausmas, bet taip jau atrodo. O aš grinakė. Sveiki, aš iš Merso. Gerai, nebedarys nesąmonių. Eini tiesiog biški čia apsivalyti, apsitvarkyti per tas 20 minučių ir jau netruks nei sekundės ir aš tuoj grįšiu. 6.5 hours later. Tavo žodžiu, praėjo geras 20 minučių, o gal net daugiau. Ir aš manyčiau, reikėtų jau nusivalyti veido. Į antaks, kai jau pradėjo bėgtas meds, pradėjo labiau taip niežėti. Sėdint, tiesiog viskas bėga į burną. Tai nėra čia blogas variantas, dėl to, kad meds ir cinamons visai skaniai. Tiesiog kaip, nenusilaižė. Jeigu kam nors buvo labai gail šepetėlę, su kuria tepi veidą, tai žinokit, jis puikiai laikas ir labai puikiai išsivalė. Ko gali pasakyti, kad kažkokia tokia išskirtinė jausma, kad griaužtų, degintų nebuvo, tai sakyčiau viskas gerai, nebent viską pamatys po to, kad nieko gera. Tai va, ein nusivalyti veido. Ir kadangi aš dabar neturiu veidą valymą tų servetėlių, tai į pagalbą kviečiuosi savo mylimą NanoCare Cloth, kurią tiesiog visur ir visad naudoju. Na gerai, ten nešluostų grindu ar kažką, bet tikrai mano veidas labai myli šito šlastyti. Aš žinau, kad dabar nėra pats tinkamiausias metas valyti viso šito kaukį su šito servetėlį, bet aš tiesiog noriu, kad jūs matytumėte efektą. Tūkstantinis šito servetėlis pliusas yra tai, kad jinai puikiai išsivala su tam tikru muiliu. Tai va, dabar važiuojam ir valam šito masę viso. Tai va, nusivaliu visą kaukę
Ir ko gali pasakyti, kad kai šveisit veido, jeigu kas bandysit šitą kaukę šveisit veido, tikrai stenkitės kuo geriau nušveisti to cinamono, nes jeigu paliksit to cinamono ant veido, tai čia jokios naudos, o dar kaip tik blogiau. Veidas tikrai jaučiasi daug švelnesnis ir gal šiek tiek blizga, iš kur mano tas spuogs blizga. Na, o dabar po kaukės galim nusplauti šito ilgai brandintą plaukų kaukę. Žodžiu, dabar eina įsiplaut galvą ir tada jau eisim prie džiovinimą, plaukų tvarkymą ir stebėsim, kaip atrodo mano plaukai po šitos įdomi ir skaniai kvepiančios kaukės. Tai va, tai grįžt. Įsiplovė galvą ir aišku, pirmas dalykas, ko taip paminėti, neplaukėti galvos su karšt vandeniu, tik su drangan arba net šaltesnį. Daug geriau plaukam yra, nes karštas vanduo jisai sausina galvos odą, nuo to atsirand pleiskanos ir panašiai. Tai mano įspūdžiai tai yra, wow, aš iš tikrųjų nesitikėjau, aš skalauju tą galvą ir jaučiu tokį, nu, kad vis dar slint, taip, tokia švelnus plaukai galvoju, nu, dar riebaluoti reiškia, nu, toj vietoj dar yra tos kaukės, bet jis plaun ir, nu, vis tiek jie tokie švelnus ir labai minkštus, tai tikrai jau šiaip labai skaniai kvepia ir vat, jau vien tai, kad prasiskalavus man dažniausiai, kai išeidavo iš dušo, vis matydavo, kad net šlapiai galvai dar esant jau matydavo tam tikras pleiskans ant galvos, nes turi šiek tokią problemą. Net gerai įsižiūrėjus nepamatytum nei vienos pleiskanos, o plaukai tokia švelnumo. Tai žiauri lauk, dabar ein įsidžiovinti. Ir tada jau kažką pasitvarkyti ir žiūrėsim, kaip visas tas rezultatas, kaip atrodo plaukai, nes įsidžiovinus visiškai viskas bus kitaip. Gerai, užteks čia džiovintis, nes belenkiek laiką džiūst plaukai, net iki galo realiai, net negali pasakyti, kad išėjo išdžiovinti. Nes labai sunkus plaukai atrodo. Ir šiaip gal kitam kartu, jeigu dėčiau šitą kaukę, tai tikrai plaučiau galvą 3 kartus, nes kadangi toks didelis kiekis tą kokosų aliejų dėjęs, netgi 2 šaukštai jaučiasi, toks, lyg riebaluot, bet dar neriebaluot plaukai. Nieko negali sakyti, švelnus, jo žiauri švelnus be galo. Ir jaučiasi tokie sunkus, pamaitintus, bet tą šviežumą jausmą plaukam tikrai nėra. Tiek apie to kaukę dabar, o likusią dalį mes apžvelgsim netrukus. Taktinamus 1, 2, 3, atidara šildytuvą, kažko susimaišai, susitepliuoji, palauk, nusiplauni ir tada! Nieko neusitepiu ant veido, kad galėtume pažiūrėti, ar blizg tas veidas, ar neblizg. Kad rags priekiti matas. Kalbant apie veidą, kaukė šį buvo iš tikrųjų labai fain pasidaryti. Aišku, gail, kad trūko vieną produktą, gal tai būtų davę šiokį kitokį jausmą. Bet bendrai apimant 10-baliai sistemai duočiau 5 žvaigždutes. Vien dėl to, kad ilgainiui jinai pradeda kaukę tekėti burno, gerai, jinai skani. Bet tikrai nėra labai malon, nes ir dar į antak subėgti, tad nežėt praded ir po to nusiplauti šiek tiek sudėtingiau, nes ten tos cinamono granulytės, jos šiek tiek trinto veidą. Aišku, kaip šveitikais, bet apart viską, nekartočiau antrą kartą ir nežinau. Jaučiu, kaukę reikėtų ilgiau pabandyti ir dažniau, kad galėtum sakyti, kokie efektų tai duod. Šiam kartui tai tiesiog labai švelnus veidas, gal ir kažkiek blizgantis. O kalbant apie plaukų kaukę, tai viskas tikrai labai gerai. Plaukai labai švelnus, slidus ir kvepiantis, bet kadangi dėjo 2 šaukštus kokosų aliejų, davė tokį kaip ir riebaluotumą jausmą plaukam, jie tokie nėra labai švarus, tokie biški riebaluoti. Kitam kartui, manyčiau, dėčiau šaukštų kokosų aliejų ir gal daugiau kartų prasiplaučiau galvą, nes dabar tik 2 kartus. Bet apart tą, tikrai kaukiai duoda 8 žvaigždutes iš 10. Fain kaukytė, tikrai gerai jaučiasi plaukai. O kadangi dabar neįsijaukia laukoti, nes oras labai prastas, gali man tie plaukai dabar ir būtų tokie biški riebaluoti. Tai va, ačiū, kad žiūrėjot, tikiuosi tika ir patika, nes man asmeniškai tai buvo labai fain kažko išbandyti. Plius, kai namų spa galim pasidaryti iš produktų, kuriuos, manyčiau, vis turim namuose. Aišku, ten kokia graikiška jogurta biški rečiau būn, bet aš manyčiau, galim atrasti alternatyvų. Pavyzdžiui, kefyras. Ko ne?
Pone. Tai ką, iki kitų kartų, tikiuosi fainiai praleidėt laiko, nes man tikrai buvo labai fain. Nežinau kaip pas jum oras, bet aš matau pas mane už langą tikrai biškiai apsiniaukė. Tai jum palinkėsiu saulėtos dienos. Tai va, tiek. Čiau.